Sveiki! Pasinaudodami ankstesnėse pamokose išmoktomis komandomis šiandien nubraižysime kompiuterių klasę. Pirmiausia, susikursime keletą sluoksnių, į kuriuos atskirai dėsime sienas, duris, matmenis, kolonas ir panašius dalykus. Pradėkime nuo sienų, joms skirkime žalią spalvą. Taip pat mums reikės matmenų, standartiškai rankomis raudona spalva. Dar reikės durų. Šiuo atveju siūlyčiau šviesiai mėlyną spalvą. Kolonų. Tarkime, galim pasirinkti rudą spalvą. Tekstui rinkimės irgi atitinkamą spalvą. Taip. Dabar pradėsime braižyti nuo sienų. Pirmos sienos ilgis yra 9 metrai. Toliau kitos sienos bendras ilgis yra 12,3 metro. Dar turime 1,5 metro, 60 centimetrų. Ir apačią galime nebraižyti, o tiesiog sujungti, pasinaudodami automatinėmis priemonėmis. Dabar, kaip matote, yra nurodytas sienos storis. Šiuo atveju jis yra 0,15 metrų, tai yra 15 centimetrų. Kad nereikėtų braižyti iš naujo, galime pasinaudoti offset komandą. Nurodome 0,15 ir taip gauname kiekvienos sienos storį. Šitas variantas yra daug greitesnis. Dabar mums reikia susitvarkyti viršutinį kampą. Kaip matot, bendras plotis yra 1,5 metro, o durys sudaro 0,9 metro. Tai reiškia, kad viena dalis yra 0,3 metro ir kita dalis 0,3 metro. Aišku, greičiausiai tai galima pasidaryti su offset komanda. Nusirodom 0,3 metro, atsidedam vieną liniją, tada vėlgi offset komanda. Nusistatom 0,9 metro. Dabar man belieka pasinaudoti trim komandą, kuri leis panaikinti nereikalingas dalis. Taip. Truputėlį aš čia persistengiau. Kaip matote, yra nesujungtų linijų. Jie sujungti pakankamai lengva. Tiesiog pratempsime į ilgį. Daugiau nieko su ja daryti nereikia. Dar liko nenumestas sienos kamputis. Taip. Ir ištrinam nereikalingus objektus. Visur dirbame su trim komanda. Taip. Jau mūsų sienos kaip ir pabaigtos.
Toliau reikėtų susikurti kolonas. Kolonas irgi kūriamos pasinaudojant offset komandą. Tai vienas iš lengvesnių būdų. Žymime offset, pasižiūrime ilgį 3,3 metro nuo galinės sienos. Taip, žymime galinę sieną, atsidedam. Toliau kitas bus 4,5 metro. Vėlgi offset komanda 4,5 metro. Taip. Dabar mes turime linijas, kurios išeina per kolonų vidų. Kolonos storis yra 0,3 metro, tai reiškia į vieną šoną reikėtų dėti 15 cm. Vėlgi offset 15 cm. Atsidedame vieną į vieną pusę, į kitą pusę. Ir su kita kolona darome tą patį. Dabar jeigu matote, tai viena kolona yra 0,3 metro ilgio, o kita 0,15. Nu, šiuo atveju aš matmenų neparodžiau. Taigi, vėlgi su offset nusistatom 0,3, persimetame liniją ir apačioje vėlgi su offset nusistatom 0,15, permetame liniją. Vėlgi turbūt kaip ir galvojate, reikės pasinaudoti trim komandą. Trim žymime visą objektą. Ir dabar numetam nereikalingas dalis. Taigi, mūsų kolonos jau yra, jas reikia permesti į kitą lygį. Ir viename lygyje turime sienas, kitame lygyje turime kolonas. Mums dar trūksta padaryti vietas dviejoms likusioms durims. Vėlgi naudojame komandą offset. Durų plotis yra 90 cm. Taip. Dabar vėlgi pasinaudojame komandą trim. Ir numesim nereikalingas dalis. Taigi, šiuo atveju yra paruoštas brėžinys su sienomis.